Kaip aš pripratus matyti mokymus, tai ateini į mokymus visada su savo knygute, ateinu, užrašų knygutę visada ir turiu, ir iš tos mokymus taip pat atėjau, atsidariau tą knygutę ir suprantu, kad nėra ką rašytis, nes visi mokymai per patirtį. Ir man, pavyzdžiui, taip ženkliai geriau atsimenu, nes kai ateini, užsirašai, tai vieną kartą gal ir perskaitai, o gal ir neperskaitai. Ir tos informacijos dėja, bet nebelieka. Dar įdomiau, kad iš karto buvo savirefleksija, po kiekvienos patirties, kai tu pajauti tai ir tu eini savireflektuoti ir man su Gintautu teko reflektuoti ir kaip psichologas pažiūri į tą tavo nuomonę, kodėl tau taip atrodo, kodėl tu save plaki ir labai gerų įžvalgų davė. Ir net technikas kelias pasakė, kaip reikia daryti, kad neplakti savęs. Tai man labai patiko ir turbūt ta refleksija, savirefleksija, jinai padėjo dar labiau įsiminti tą visą patirtį, nes tu kaip ir išgyveni dar kartą ją šnekant, apie ją kalbant, tu išgyveni dar sykį. Ir kažkaip labai gerai įsimenu. Ir sakau, tikrai man iš mokymų labai daug liko. Labai ir įdomu ir ta tokia emocija likus labai gera ir tarsi dabar man kalbėjimas, jisai manęs jau negąsdina taip kaip prieš tai. Man ne 5 metai ir aš suprantu, kad tos piliulės nėra stebuklingos ir kad viskas yra tiesiog darbas, bet man patiko, kad aš gavau dalį piliulės, nes gavau ne tik žinias, kurių ir taip tu gali pasiskaityti, tarsi elementariai knygas pasiskaityti ar YouTube'ai pasižiūrėti video, bet žinoti ir įveiklinti yra labai skirtingi dalykai. Tai būtent čia buvo patyriminiai mokymai, kur jau teko įveiklinti iš karto. Tai ta piliulė, jinai visai kitokia ir tu pajauti, kad gali ir tu užsikabini. Tai galbūt tos piliulės kažkokios nebuvo, bet buvo vitaminas. Tai geras spyris į priekį, man patiko.